Iš tikrųjų, aš labiau pakalbėsiu apie tą investavimo ABC, gal apie pradžiamokslį ir iš tikrųjų labai investavime daug ir taupime yra ir mitų, ir faktų. Tai pabandysiu kažkurios mitus paneigti ir kažkokius patvirtinti faktus iš tikrųjų, kodėl taip yra. Na ir dažniausiai, diskutuojant, nes aš pats dirbu Swedbank'e, sakyčiau, tikriausiai 15 metų, didžioji dalis yra su investavimu įvairiose pareigose. Ir draugų rate labai dažnai diskutuojam, tai ar čia reikia taupyti ir investuoti, tai mano supratimu gal pirmas klausimas, reikia suvokti, kad taupimas ir investavimas, mano supratimu, tai šiek tiek skirtingi apibrėžimai. Taupimas yra bendraja prasme, kad tu nori taupyti pinigų. Nežinau, mes dažnai girdime taupyti koiniai, dėti sąskaitoj, bet klausimas yra, kur minėjo ir tikriausiai Greta, tai yra toks žodis infliacija, nes jeigu pinigai negeneruoja jokių palūkanų, jie tikriausiai nuvertėja. Ne? Na, investavimas man asocijuojasi su tuo, kad tu kažkokias palūkanas gauni. Terminuotas indėlis, nežinau, ar geras investavimas, ar blogas, bet jau šiuo metu bent palūkanas gali gauti, nes paskutinius, sakyčiau, prieš 2 metus tik tie palūkanos atsirado. Ir man labai patinka šitas grafikas. Čia yra iš tikrųjų parodytas $1 perkamoji galia. Ir čia paimtas 100 metų grafikas, tai 1924 metais už $1, jeigu aš neklystu, galima buvo nusipirkti 14 galonų. Galonas, man atrodo, 14 galonų yra kažkas apie 50 litrų benzino. Na dabar tas $1 vertas yra kažkas apie 3 centus. Tai aš nežinau, į degalinę tikriausiai nevažiuosit, nes nelabai pavyks ką įsipilti. Po to galvojau, ką galima už 3 centus nusipirkti savo dukros, paklausiau, sakė gumos. Bet gal ir iš tikrųjų galima gumos nusipirkti už 3 centus, bet nežinau, man atrodo, kad tuoj tie juodos monetos dings, tai tikėtina nelabai ir ką galėsi nusipirkti. Tai tiesiog vienas dalykas labai svarbus, pinigus laikant tiesiog sąskaitoj, nežinau, koiniai, jų tikėtina perkamoji galia kris, bent jau ta istorija rodo. Ir kitas dalykas labai dažnas kyla klausimas, taigi kas gali investuoti. Ir čia būna visą laiką diskusija. Vieni sako, kad investuoti gali tiek, kad turi pinigų, nes tada jau jie turi kapitalą ir taip toliau. Kiti kalba, kad aš jau turiu pinigų, kam reikia investuoti, aš jau uždirbau, tai ta prasme man to pakanka ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, tai aš galiu pasakyti, faktas yra toks, kad investuoti gali bet kas ir nereikia čia turėti milijonų. Reikia, aišku, tik tai suprasti, kad jeigu tu skirsi investavimui, taupimui po €1 per mėnesį, nežinau, per savaitę, tai reikia suprasti, kiek tu ir sukaupsi. Ta suma galbūt ir netenkins, ne? Bet savaime investavimas, taupimas tai nėra kažkokia panacėja, kad čia reikia labai didelių sumų. Žinoma, sutinku, kad galima diskutuoti, yra tam tikri instrumentai, kurie reikalauja tam tikrų minimalių sumų, minimalių žinių, neminimalių, galbūt ir didesnių žinių, bet savaime taupimo sprendimų yra tikrai daug ir aš pabandysiu apie kuriuos ir parodyti. Ir čia vieną noriu pateikti faktą, tai mes labai dažnai kalbam tas žodis milijonas, ne? Tokie kaip ir utopija, daug, mažai ir taip toliau, taigi ar galima tą milijoną uždirbti. Na, aš paėmiau pavyzdį, tai iš tikrųjų su 9% metiniam palūkanom, plus minus S&P, tai yra Amerikos didžiausias akcijų indeksas, jis generuoja ten 8-9%, tai paėmėm tiesiog apie 9% ir ką reiškia tas sudėtinės palūkanas. Tai aš parodysiu grafikų, po to pasakysiu, ką noriu parodyti tuo, bet iš tikrųjų tai, jeigu su 9% palūkanom, investicinė graža, norėčiau tą pasiekti milijoną. Kiek man reikėtų skirti pinigų ir kiek laiko tarpo. Tai yra, aš mėgstu, kaip sakau, vadovautis paprasta matematika, tai jeigu jūs norėtumėt po 10 metų turėti 1 milijoną ir turėtumėt skirti apie 5200 eurų per mėnesį, su sąlyga, kad investicinė graža vidutiniškai per metus būtų 9%. Na ir paimkim kitą pavyzdį, jeigu jūs turėtumėt ir tą darytumėt 40 metų. Tie patys 9% metinės palūkanos, tai mėnesinė įmoka 213 eurų. Tai atrodo ne kažkoks kosmosas, tikriausiai įmanomi dalykai. Na ir čia dar pavyzdys 30 metų. Bet ką aš noriu šito skaidrę parodyti, vienas iš esminių dalykų, jeigu jūs atsireitumėt, yra burbulas turi kaip ir 2 spalvas. Yra mėnesinės įmokos, tai yra kiek jūs skiriate patys kapitalo, o kita dalis yra investicinė graža. Tai jeigu jūs tą darytumėt nuosekliai 40 metų, tai realiai savo kapitalą reikėtų įnešti tik tai 10%, nes visa kita ateitų iš investicinės gražos. Ir atvirkščiai, trumpas terminas, matote, kokie yra skaičiai. Tai esminis dalykas, čia ta žodė išminių sudėtinės palūkanos, kokia jų yra esmė ir kur čia tas yra, vadinkime, efektas. Aš paimsiu pavyzdį su indėliu, kad būtų paprasčiau. Jeigu jūs padeda terminuotą indėlį metam,
ne, jūs gaunate 3% kažkokių metinių palūkanų, tai po metų jau investuosis ne 1000 eurų, o 1030. Tai reiškia, tas sukauptas kapitalas, jis irgi reinvestuojasi ir atitinkamai tos sudėtinės palūkanos sukuria va tokią investicinę grąžą. Tai čia tiesiog matematika, tokie yra skaičiai ir iš tikrųjų istorija rodo, kad akcijų rinkos tokią grąžą siekia. Kitas dalykas, reikia nepamiršti, kad iš tikrųjų investavimas tai irgi susijęs su rizika. Čia nėra taip, kad, žinot, taip paprasta viskas. Įdėjau, žinau, kad tiek pasieks ir taip toliau. Be abejo, norint didesnės investicinės grąžos, atsiranda rizika, nes kapitalo rinkos, kaip ir ekonomika, yra svyruojanti ir gali būti vienu metu jūsų investicinė vertė atitinkamai mažesnė, didesnė. Bet reikia suprasti keletą dalykų, kad aš parodysiu keliose skaidrėse, kad darant ilgalaikį, tie svyravimai neturi gąsdinti. Ir tam yra keli labai svarbus faktoriai. Vienas dalykas, žinot, kai girdime, nereikia dėti visų kiaušinių į vieną vietą, tai nereikia pirkti ten vieną obligaciją, vieną akciją, nes, gal pasiseks, gal ne, bet yra daug, kur Greta minėjo krepšeliai, fondų ir taip toliau, kur ten būna daug investicinių instrumentų, gali būti ir obligacijų, ir akcijų. Tai jeigu vieną įmonė kažkas ir atsitiks, tai kitom 99 tikėtina nieko neatsitiks. Tai tas, vadinkime, tos kompanijos kažkokia nesėkmė bus kompensuojama per kitas investicinės bendrovių pasiektas grąžas. Ir atitinkamai kitas dalykas, kad investavimą vienas iš kertinių laikotarpių, kur aš rodžiau, tai yra laikas. Kai mes turiu kartais diskusijų ir su draugais padiskutuojam, sako, tai kur čia investuoti po pusės metų, kad uždirbti, čia girdžiu, kažkas uždirbo 20-30%. Aš tai visą laiką pasiūlymu turiu eiti į kazino, nes labai pakankamai greitas efektas. Yra ruletė ir ten labai sprendžiamas klausimas. Arba bus gerai, arba blogai, nes iš tikrųjų nieks nežino, kas bus rytoj ir nieks negali pasakyti iš tikrųjų, kas bus po pusės metų. Mes galim daug ką prognozuoti, bet kuo ilgesnis laiko tarpas ir tikriausiai rodė grafikus, tai ekonomika yra auganti, akcijų rinka yra auganti. Tai tas laikotarpis ilgalaikis tuos svyravimus sumažina ir jie iš tikrųjų neturėtų jūsų gąsdinti. Ir trečias dalykas, žinoma, čia kai kalbame mes apie studentus, mokinius ir taip toliau, mano supratimu, viena iš svarbiausių investicijų, kurio gyvenime reikia daryti, tai yra žinios. Ir žinios ar ateina per praktiką, tai kuo anksčiau tu pradėsi investuoti, kuo tu pradėsi domėtis, tikriausiai darysi ir klaidas, bet pradžioj tikėtina kapitalas nėra didelis, tai tos pamokos yra pačios vertingiausios. Nes, viena yra, kai tu kažkokį sukaupė sumą didesnė ir, nežinau, dėl neteisingų sprendimų, žinių stokos prarandi, tikėtina antrą kartą tu bijosi daryti. Bet jeigu tu tą padarai su labai nedidelė santykinai suma, tai kaip priemi kaip pamoką, kaip tam tikras žinias ir tikėtina su laiku tu tokių klaidų nekartosi. Tai čia, sakyčiau, yra kertiniai dalykai. Ir aš norėjau parodyti labai konkretų pavyzdį, čia yra realūs skaičiai. Mes atsimenam, kai 2007 metų spalį, lapkritį dabar net kartuosiu, bet spalį rinkos pradėjo labai smarkiai kristi. Prasidėjo prieš tai infliacija auganti, palūkanų normos buvo keliamas, Amerikoje pradėjo bankrutuoti bankai ir taip toliau, daug tų istorijų yra. Ir iš tikrųjų akcijų rinka realiai krito iki 2009 metų sausio. Tai įsivaizduokite, jūs būtumėt investavę į patį piką, 2007 metų būtų tikriausiai spalio lapkričio mėnuo. Ir realiai per 2 metus jūsų investicija būtų nukritusi 50%. Dažnu atveju, kai rinkos krenta, panika, parduodi netinkamiausių momentų, nes baisu, kad dar bus žemiau ir taip toliau. Bet jeigu įsivaizduokime, jūs nieko nebūtume darę, tai kiek laiko reikėtų laukti, kol jūs grįžtumėte bent jau iki savo pradinės vertės. Mes čia net nekalbam apie infliaciją, mes čia kalbam tiesiog apie nominalų grįžimą. Tai užtruktų 7 metus. Tai ir kitas dalykas, kurį aš jums kalbėjau, kitą pavyzdį paimti, jeigu mes investuojam, nes mes nežinome, kada yra aukščiausias, kada yra žemiausias taškas, bet darytume tą nuosekliai periodiškai. Ir irgi pradėtume, čia aš paėmiau 100 eurų, čia gali būti suma, esmės procentalinio pokyčio nekeičia, paėmiau pasaulio akcijų indeksą MSCI World, kuris atspindi visą akcijų krepšelį ir būtumėt pradėję daryti nuo 2007 metų lapkričio, ir kas mėnesį investuotumėt. Tai žinoma, vienas dalykas, kad rinka toliau, aš kaip rodžiu, iki 2009 metų krito, bet matote jau, kadangi jūs ne visus pinigus įdėjote čia ir dabar, o darytumėt kas mėnesį, tai nauji pinigai, jeigu rinkos krenta, jau perka tos fondo vienetus ar investicijas šiek tiek žemesnė kaina, tai jau vienas dalykas nuostolis būtų ne 50%, o 31%, mes kalbam, jeigu jūs nerealizuotumėt, bet per kiek laiko, nes jūs toliau tęstumėt investicijas, atsistatytų jūsų prie normalios vertės. Tai jūs matote, tas laikotarpis užtruktų 2 metus. Tai ten rodžiau vienkartinė suma 7 metai, jeigu darote periodiškai,
tai būtų užtrukę 2 metai. Tai vat atsakymas, kad kaip kapitalo rinkose niekados nežinai, kada geriausias žemiausias taškas, bet nuoseklumas ir supratimas, kad ekonomika auga ir kapitalo rinkos auga, tai tikėtina, jūs tą rezultatą turėtumėt ženkliai geresnį ir atitinkamai sumažintumėt tos svyravimus. Ir kitas dalykas, dažnai mes irgi girdim, sakom, tai kada čia geriausias momentas investuoti? Tai va čia akcijos, obligacijos ir taip toliau, čia dabar pigiausia ar aukščiausias taškas ir taip toliau. Labai daug yra prognozių, galim prognozuoti, bet tai yra prognozės ir visą laiką visokių niuansų išlenda. Ir aš paėmiau labai, gal čia šiek tiek skaičiai senesni, bet jie esmės nekeičia. Čia yra paimtas Amerikos 500 akcijų S&P indeksas ir čia atspindi 30 metų istoriją. Ir įsivaizduokite, kad 85 metų sausio 1 jūs būtumėte investavę savo pinigus ir nieko nedarę, tai vidutinė metinė grąža būtų 8,4%. Ir įsivaizduokime, kad jūs nuspręstumėte čia spekuliuoti, čia gal aukščiausias, gal čia žemiausias taškas, čia nupirkti, parduoti, tikėtina nepataikytumėt, bent jau rinkoje labai sudėtinga tą padaryti, ir praleistumėte 25 geriausias dienas. Per 30 metų, įsivaizduojate, 25 dienas, kas čia vienas mėnuo, tai jūsų investicinė grąža būtų 3%. Tai čia 2,5 karto mažiau. Tai aš noriu pasakyti, su to spekuliavimu rinkos gaudimu, nesakau, kad neįmanoma, viskas tikriausiai įmanoma, bet realybė ir statistika yra tokia. Ir paimkime, pavyzdžiui, 10 dienų, tai įsivaizduokite, kaip tai įtakoja jūsų investicinę grąžą. Tai atsakymas yra toks, kad žemiausio taško nepagausite, aukščiausio taško irgi. Ar gali pasisekti? Žinoma, bet labiau sakyčiau, tai yra sėkmė, o ne kažkokia pasiekmė iš kažkokių žinių atėjimo ir taip toliau. Ir kitas dalykas labai dažnas su investavimu toksai teigimas, bet vis tiek investuoti reikia čia daug žinių, reikia būti profesionalu ir taip toliau. Nesiginčiu, yra tam tikrų instrumentų, jeigu investuoti į pavienės akcijas ir kažkokius išvestinius instrumentus, be abejo reikia suprasti, ką tu darai. Ir tą, kai kurie žmonės bando daryti ir domisi, ir tai labai yra puiku. Bet iš kitos pusės, aš kai rodžiau apie periodinį investavimą ir taip toliau, tai tiesiog, kad tu nusprendi, nori taupyti, tu supranti, kad tai darysi ilgam. Tai yra tikrai begalės instrumentų, paminėti žodžiai investiciniai fondai, biržoje kotiruojami fondai, kur iš principo yra krepšelis, kuriame yra supaketuotas labai didelis ar akcijų, ar obligacijų kiekis ir už jūs realiai rūpinasi. Jūs realiai pasirenka tik tai, sakykime, savo rizikos lygį, nes obligacijos iš principo yra saugesnis instrumentas, nes ten skolini pinigus už tam tikrus procentus, atitinkamai akcijos, tai jau yra priklauso nuo įmonės rezultatų ir taip toliau. Bet yra portfelio valdytojai, kurie jau to rūpinasi ir aš pasikartosiu, kad vienos įmonės, nežinau, net ir bankrotas, jis neturėtų bendro krepšelio į jūsų įtakoti. Tai žinutė yra tokia, kad nereikia čia būti labai profesionalu, čia reikia tiesiog pasiryžti, kad jūs suprantate, kad taupyti arba investuoti reikia ir atitinkamai tiesiog pasirinkti kryptį, atitinkamai žinoma nuo jūsų laikotarpio. Ir kitas dalykas, aš dabar girdžiu labai populiarus, mesgi dabar girdim, dirbtinis intelektas, visa kita, visi žmonės girdi Tesla, Microsoft, Nvidia, vakar Nvidia rezultatus paskelbė, čia visi laukia kosmoso, akcijos rinka, jeigu aš neklystu, 8% nukrito Amazon, ir visi čia, kuriagi čia akciją pirkti, kuri čia geresnė, nes čia girdžiu 10 kartų brangsta ir taip toliau. Tai nieks neatsakys, nes čia reikia gilinti, sėdėti ir domėtis, bet ką galima padaryti, aš paėmiau tiesiog kaip pavyzdį. Jūs norite investuoti į akcijų rinką, jūs žinote, ką tą darysite ilgam, tai pasirinkate kažkokį krepšelį. Šiuo atžvilgiu tai yra paimtas fondas, kuris atspindi pasaulio akcijų indeksą. Man tai labiausiai patinka pasaulio akcijų indeksą kalbėti, nes, aš irgi jums nepasakysiu, kur šiuo metu geriau. Vakarų Europa, Jungtinės Amerikos valstijos, nežinau, Afrika, Azija, visą laiką yra įvairių diskusijų ir tam tikrų momentų kažkas yra geriau, kažkas yra blogiau, bet tai realiai atspindi pasaulio akcijų indeksą. Tai kaip indeksas kinta, atitinkamai, jeigu Jungtinių Amerikos valstijų ten yra daugiau, tai ir čia bus daugiau, jeigu mažiau, ar bus daugiau Europos, atitinkamai. Tai čia atspindi, matote, šiuo metu sudaro 70% Jungtinės Amerikos valstijos, Japonija, Europa, tada tos pačios technologijos sudaro didžiausią dalį, nes atitinkamai šitos kompanijos šiuo metu paskutinius laikotarpį labai yra kylančios. Ir jūs realiai turite investiciją tas pačias bendrovės, kurias aš parodžiau. Tik tai jūs neturite jas tiesiogiai, bet už jūs rūpinasi ir jums kaip pačiam ir nereikia galvoti, tai ar čia Amazon, Nvidia ar Tesla turi būti. Ir aišku, čia yra istorinė grąža, reikia suprasti, kad ji negarantuoja ateities, bet ilgalaikį perspektyvą, kaip aš rodžiau, akcijų rinkos yra kylančios. Ir nuo kogi pradėti ir kas yra svarbiausia. Tai aš sakyčiau taip, kad esminis dalykas tiesiog reikia apsispręsti savo, kad
na, aš noriu taupyti, čia aš tiesiog ūkiškai žodis kalbu, nes mes turim kažkas diskusiją, bet aš irgi girdžiu, tai kam taupyti, nes dabar pinigai vertingesni, nes aš noriu kažką gyventi geriau, kažką nusipirkti, viskas puiku, tą galima daryti, bet tiesiog tikėtina, kad ateityje tu kažką irgi norėsis nusipirkti ir galbūt kai kurie daiktai tokie kaip, nežinau, būtas, mašina, žinoma, yra visokių instrumentų, paskolos ir taip toliau, bet mes girdim, kad reikalingas pradinis įnašas ir taip toliau. Na, iš kažkur tas kapitalas turi atsirasti, tai savaime jis neatsiranda, tikriausiai iš kur jis atsiranda iš taupimo. Ne, tai dabar klausimas tik tai, kaip teisingai tą taupyti ir koks tas sprendimas yra geriausias. Tai aš vadinu labai paprastus dalykus, nuo ko reikia atsidaryti, tai pirmas dalykas pasiryžti. Na, tai prasme, tai jeigu čia taupimas, aš čia labai jau ūkiškai paėmiau, esate, nežinau, Swedbank, kitos organizacijos banko klientas, atsidarote vertybinių popierių sąskaitą, bent jau pirmas dalykas nusipriešė tikslą, nes man tai, pavyzdžiui, nežinau kaip man, kai taupai investuoju, aš visą laiką pagalvoju apie ką, dėl ko aš investuoju, arba taupau, kažkokį tikslą turiu, nežinau. Aš turiu, pavyzdžiui, vaikus, tai man su vaikais asociacija su mokslais yra, ne? Nori galbūt sodybos, nežinau, galbūt automobilį atsinaujinti, galbūt kelionė, įvairių tų gali būti tikslų. Kitas dalykas, ką aš jums rodžiau už grafiko, tai aš laikausi, kad čia dviračio neišrasi, reikia daryti tą periodiškai, nuosekliai ir disciplinuotai. Ir kodėl aš tą sakau discipliną, nes aš matėte, rodžiau grafikose. Svyravimai yra įvairūs, jie yra dideli, nieks jie nenuspės, bet jeigu jūs darysite tą nuosekliai, ilgalaikiai, tikėtina, kad jūs rezultatą tą, kurį norite, pasieksit. Nes, istorija ir skaičiai nemeluoja. Aš mėgstu vadovauti skaičiais, tai skaičiai tikriausiai rodo, kad tą įmanoma padaryti. Na ir laikas. Iš tikrųjų, kuo jūs galite daugiau skirti laiko taupyti ir investuoti, ir jeigu mes kalbame apie pačius mokinius, tai jie turi labai ilgą laiko tarpą. Ir jeigu jie pradės kuo anksčiau daryti, tai tikėtina darant tą nuosekliai, jie gali sukaupti ir atitinkamai tą sumą. Nes reikia suprasti, tikėtina, kai tu pradėsi dirbti, tavo eigoje pajamos didės, tu gali skirti vis didesnę sumą ir atitinkamai tą sumą gali sukaupti didesnę. Ir čia kalbant apie mokinius, tai mano supratimu vienas iš svarbiausių dalykas, tai yra, ta jaunystė yra privalumas, nes pradžioj kapitalo labai didelio tu neturi tu labai didelių sumų ir tu gali rizikuoti. Ta prasme, gali investuoti, net aš visą laiką mes, kai diskutuojam, sakau, jūs viską bandykite, kriptovaliutas, bandykite akcijas ir taip toliau, nes tai yra nedidelės pinigų sumas, įdėsit ten 50 eurų. Sutinku, gal tai yra nemažai pinigų, bet to žinios ir praktika bus ženkliai vertingesnė, kad galbūt ten neverta man lysti, nes aš ten tikrai nesuprantu, kas vyksta, nes aš matau, kad mano iš 50 eurų po savaitės liko 1 euras, o gal iš 50 pasidaro 100, irgi puiku, bet tikimybė tikriausiai yra mažesnė. Tai va, ta jaunystė ir tas pamokos, jos yra labai vertingos, nes iš tų klaidų, kai mes pasimokomės, po to galim grįžti prie tokių nuoseklių, disciplinuotų investavimo, kuris iš tikrųjų ilgalaikį perspektyvoje atneša norimą rezultatą ir grąžą.